Buvau jau namie ir teko grįžti į garažą, todėl kad žmonės atvažiavo pasižiūrėti ne kažko kito, o motociklo. Todėl kad jau prasidėjo sezonas, turėjom kliento Yamaha XJ600, tai Yamaha parduota. Jeigu jūs turite automobilį, galbūt motociklą ir negalite užsiimti jo pardavimu, mes galime jums padėti. Ir likau garaže, todėl kad šiuo metu žmonės atvažiuoja štai šio Opeliuko. Tai va, jau su rakteliais laukiu, parašė, kad to neužilgo bus. Manau, kad ir pasiims tą Opelį. Visai man smagiai. Patiko, kaip jisai važiuoja. Nu ir kas ten brūzga, kas ten miškė triuška, ar ne Opel Viktruška. Žodžiu, Vektra išvažiuoja, Vektra parduota, gražus dangus ir gražus Vektras parduotas. Žmogus atvažiavo, apsižiūrėjo Vektrą ir Vektra yra parduota už 600 eurų ir galima važiuoti nupirkti kažką naujo. Vakar prasidėjo žaibas, dabar atėjo laikas parduoti miniuką. Atvažiavo mūsų įtempėjas, ilgai lauktas, su juo truputį irgi buvo nuotykių, todėl kad jį užsakėm dar trečiadienį, bet kažkaip praslydo pro akis tas užsakymas. Penktadienį turėjom jį turėti, bet greičiausiai tada galvojom, kad penktadienį dar negausim ir turėsim pirmadienį. Pirmadienį jo dar neturėjom, pasiskambinom, paklausim, kada bus, sako, tokio užsakymo net nėra. Tai vakar buvo pakartotinai užsakytas ir šiandien jau turim garažą, ant keltuvo parkuojasi miniukas, kipsim įkeitimo darbus. Tada su jumis mini naujienos. Šiandieną miniukui buvo pakeistas diržo įtempėjas, šiuo metu, matote, jis yra naujas. Ir kaip manote, kokios prognozės, ar dingo cypimas? Kūriam! Akumas nusėdo, kažkur žuvėdra įskrido. Ir miniuko naujienos, bandymas numeris 2. 3, 2, 1, kūriam! Nėra? Tuoj grįšim. Dublis numeris 3, bandom. Galime jį užkurt. O, miniukas dirba gražiai, viskas smagu gražu, tempėjas nejoja. Ai, kaip gražu. Važiuojam test drivint Mini Cooper S. Arba Mini Cooper S. Nu, miniukas protestuotas ir jeigu girdėsis jum. Dirba visiškai kitaip, atrodo, net mašina, net ir važiuoja visiškai kitaip. Žodžiu, yra sekmadienis, nesaulėtas taip kaip norėtųsi, bet mes važiuojam su mano kolega Kazimieru pasižiūrėti automobilių. Važiuojam pasižiūrėti automobilių, žinot kokį? Ford Focus. Tokį supūvusi, tokį visą nesmagu. Ir birželio 11 dieną baigėsi techninė apžiūra dar ir jisai tikrai nepraeis kitos techninės apžiūros. Aš žmogui pasiūliau 150-200 eurų, žmogus pasakė, kad jis labiau norėtų 200, bet jūsgi žinot, ko aš norėčiau. Aš norėčiau 100. Važiuosim daryti avantūrą, o avantūra yra dviguba. Viena perkant automobilį, o kita avantūra nusipirkus automobilį. Jisai nenorėjo filmuotis, iškart mane įspėjo, sako, automobilį galite filmuoti, manęs nefilmuokit. Pasiūlysiu tokią avantūrą, tai arba vaskinti, arba mesti monetą, arba 100 ir nežiūrėjęs pasiemu. O sekanti mūsų avantūra bus tokia, pažiūrėti duslintuvą. Oi, pasižiūrėsim duslintuvą benzininiam Focuse. Gali būti, kad birės monetos. Tai žinokit, visai net ir nesupikau, kad sekmadienį varau pirkti automobilio. Tiksliau, kai žinau, ko noriu ir koks yra mūsų tikslas, su mielu noru dirbu ir savaitgalis. Nors ir šiaip jau kokius, 10 metų dirbu ir savaitgalis. Man net labiau kartais patinka dirbti šeštadienį, sekmadienį, nei pirmadienį, antradienį. Važiuoji, savo ramiai, tuščias miestas, visi atsipalaidavę, niekas neskambinėja. Ir viskas, varai, savo pasidarai, parduodi ir jau žiūri, kad jau ir liko vos ne 340 dienų iki R8. Jau gal koks ir spoileriukas išeina. Važiuojam prie Focuso. Seniai tu jį turi? Situacija tokia, čia buvo mano uošvio, bet paliko man. Tai mėnesį paturėjau, technikinėsi pabaiga, ten iš defektų ką surašiau. Sakė, padėkrinti servizą ir dabar
daug taisyti dabar tenka. Tai tu man ten tas nuotraukas, kur siuntėjai, tai ten iš apačios taip prarudėjo viskas, kad jis realiai jo net nepraleis technikinės, todėl kad, visos pakabos ant tie. Dar lapą atsiunčiu pro kažkur tipo leidžia tepalą pro rebokštį kažkokį tai, tada dabar balas stovi pasimanau. Atsirakinas yra. Aš žinau. O kapoto raktas dar atskiras padarytas, nes buvo iš... Ai, tai kitą raktą reikia pasimti, ne? Wow, kaip čia? Buvo kapotas pakilęs. Blemba, iš salono tai dar tvarkinga mašina, bet labai matyt seniai Lietuvoje, ne? Jo, gal nuo 12 man atrodo. Aš dabar net susimačiau, mes kažkada su Ignu tokį fokusą turėjom nuomoti, net pasižiūrėjau, ar čia ne mūsų fokusas, bet pas mus dizelinis buvo. Kur pagalukas? Pagalukas čia. Baisiausiai yra štai čia. Ir mes kažkada su Ignu buvom nupirkę Sabą. Irgi panašiai. Ten net skylė buvo. Ta palais pribėgė, tai tipo pro rebokštį gali būti. Ai. Tai klausyk, tai jisai čia labai daug metų turėjo tą mašiną spėjo, ne? Ir labai ją prižiūrėjo. Rodo 22 gal rugsėjai įsigijo. Dar slapukas ratų va čia va. A kur tas lapas serviso? Namuose. Ai, tai nesvarbu. Klausyk šitą, už kiek jūs jį atiduosit? Man svarbu jį, kad pasiimti, nes vis tiek į metalą keliautų, tai... Tai sakyk realiai, už kiek atiduotum. Nes aš net... Rašė 100 pam duot, tai nežinau, ar jis vertas daugiau, jeigu ne, tai... Daugiausiai tikrai nevertas. Tai tada 200. 100 pam? Prasivažiuoti nenorėtų. O ką čia važiuoti su juo? Dėl to garso, gal perka. Tai, ta prasme, čia tokia mašina už tokius pinigus čia važiuoti, kažką žiūrėti. Aš tiesiog nenoriu kvaršinti tavo galvos. Duodu 100 pam eurų, pildom sutartį ir viskas. 200 ne? Aš pirikupas, ta prasme. Aš noriu pasidėrėti. Aišku, 200 būtų gerai, bet jeigu 100 pam, tai galima 100 pam. Pildom krūvą raktų, 100 pam euriukų. Mes einam pildyti dokumentus ir važiuosim į garažą. Norit parodysiu fokusą? Va, fokusas. Fokusas pas mus kabo ore. Kaip jau žinote, mano kolega jį nupirko ir pardavėjas sakė, kad šiame automobilyje yra katalizatorius. Visiškai teisingai pagalvojot. Ir ką mes padarėme? Mes pasikėlėme šį automobilį ir padarėme štai taip. Ar girdit kas tai? Taip skamba monetos katalizatoriuje. Bet mes jo nepjausime, todėl kad mes pasiskambinome į katalizatorių supirktuvę, padiktavome katalizatoriaus kodą ir sužinojome, kad mūsų katalizatorius yra vertas net 17 eurų. To daryti tiesiog neverta. Leidžiam žemyn šį nuostabų inžinerinį stebuklą, kurio kapotas atsidaro su raktu ir labai dažnai nulūžta ta kojelė ir po to neatsidaro tiesiog kapotas. Važiuojam, sufotografuojam, dedam niekur kitur, o į autą. Jeigu ir tu turi, ką nori parduoti, pavyzdžiui, motociklą, automobilį, valstybinius numerius, padangas, ratlankius, reikėtų paklausti autą, kodėl dar dviračių pas juos nėra. Aukciono nieko nekainuoja sukurti, galite padaryti visiškai nemokamai ir parduoti automobilį už didžiausią pasiūlytą sumą. Mes, aišku, užsidėsim šiokį tokį rezervą šio nuostabaus automobilio, bet aš jums nepasakosiu kokią, todėl kad viską tai galėsite pasižiūrėti, nuėję būtent į auta.lt. Leidžiam lauk! Tuk. Sakė, visiems labai patiko mano mašinos užkūrimas. Tai 3, 2, 1. Čia benzinas! Čia visai maloniai rieda. Gerai, filmuok driftinti. Na, tu bijoji. Nes įbrankins, jeigu nori, galiu parodyti laiko. Aš stabdžiu net neliečiu. Lyt pradeda. Reikia greit fotkinti mašiną. Bėgam į lauką. Kas čia dar? Pažeidimų nuotraukos. Viskas, važiuoja. Kažkas tipo miniuko atvažiavo pas mus pasižiūrėti. Gerai, laikinai stabdom filmavimą, atvažiavo žmonės pažiūrėti automobilį. O taip ir dirbam. Ten man tolumoje matosi išvažiuoja Mini Cooperis ir Mini Cooperis yra parduotas. Žmogus nuo ankstyvaus ryto atvažiavo iš Klaipėdos, apsižiūrėjo, nuvažiavom dar į servisiuką, jį patikrinam ir automobilis yra parduotas už 1700 eurų. Judam toliau. Ką tik pardaviau Mini Cooperį, Mini Cooperis išvažiavo ir krito kitas pasiūlymas. Kitas, karštas variantas. Variantai kaip karštos bulkutės. Iškrito, reikia važiuoti imti, nes po to gali būti nebebus, galbūt nebebus, išpirks, žodžiu. Mes automobilyje, kuris yra taip pat parduodamas, tai yra BMW F30, tai nėra mūsų projektinis automobilis. F30 yra faceliftas, X-Drive'as, labai geros būklės iš tikrųjų automobilis, tai jau kažkas ieškot F-kės, kaina kažkas apie 14,5, feisas, senoniukai, šildomas priekį gale,
salonas, oda, ledai, priekį. Nu, žodžiu, jeigu kažkam įdomu, ieškotės tikrai tvarkingos, geros, gyvos mašinos, tai parašykit. Ir dar yra 127 000 km. Lauksime jūsų žinutės, o mes dabar važiuojam žiūrėti varianto. Atvykome prie varianto. Mercedes-Benz CLK su 2.7 motoriuku, bet kiek žinau, pardavėjas pasakė, kad greičiausiai yra kažkoks variklio defektas. Tai einam pasižiūrėsim. Šiaip ką matau kol kas iš kėbulo, tai tik klasikinės Mersu standartinės problemos, suaižėjo žibintą, juos reikia poliruoti. Ir va šitas va dalykas va išduoda, kad kažkas negerai su šitą mašiną, kad jinai čia ne šiaip sau taip stovi. Nu, kėbulas, sakyčiau, toks. Pem ant pem, čia lakas pasilūpęs. Dažniausiai jie būna labai stipriai parūdyję, bet šitas kol kas netoks. Taip, saloniukas. Juoda oda. Man šitie CLK labai gražu, kada šitie langai nusileidžia. Einam, pažiūrėsim, ką turim po kapoto. Po kapoto turim nesilaikantį kapotą, bet Mersas yra, kas nežino, laifhakas. Knopkę paspaudė, atsilenkia ir jeigu amortikas jau visiškai nelaiko, tai va iki tiek gali nusileisti. Viskas šlapia, čia tvarkyta, ardyta kažkas daryta jau. Atrodo taip lyg aušintuvas visai nesenai būtų pakeistas. Filtras kūro neišpigiausiai stovi. Žodžiu, sakė žmogus, kad užsikūrė ir purtosi motoras. Jūs žiūri čia, aš einu kurt. Ne, tai viskas paprasta. Nu ir ką jūs savo galvojat? Nesikūrė. Visos tokios standartinės problemos, kaip visų CLK. Rankina užstrigusi, bet taip jau konkrečiai. Detalių dėtuvė visa yra. Niekas nesilaiko šitą mašiną. Kai nėra pačio pardavėjo pardavimo metu, tai taip labai nejauku po mašiną krapštytis. Jaučiuosi lyg bandydamas apvogti kažką. Va, visos standartinės problemos. Bardačiokas išlūžęs. Nu, labai gaila, kad neina užkurti. Dar pabandysiu. 3, 2, 1. Ne. Nu ir ką daryti, aš laidų neturiu. Sirakina, užsirakina. Sportinis Opelis. Tiesą pasakius, nežinau, ar noriu pirkti tokį automobilį su variklio defektu, todėl kad variklį keisti visai nemažai reikalų ir taip pat pinigų. Kitas dalykas, CLK ganėtinai sunkiai parsiduoda. Einu pasiskambinsiu pardavėjui, paklausiu, ką jis maždaug už jį nori ir tada jau kalbėsime. Žodžiu, situacija yra tokia, kad žmogus iš šitą automobilį nori 1000 eurų. Norėtų gauti 1000 eurų. Aš manau, kad gal nereikia mums jo. Reikia geriau kažką važiuojančio su techninė apžiūra. Nupirkti ir greit parduoti. Važiuojam į garažą, todėl kad dabar atvažiavo žmonės pasižiūrėti kito mūsų automobilio. Ir dar viena šiandienos naujiena. Ford Focusas yra parduotas. Fokusiukas išvažiavo ir greičiausiai jį pamatysite pas mūsų kolegas kanale. Tai va, visai kažką darys su juo. Pramogaus, laužys, darys. Žodžiu, pamatysim. Atvažiavome pasižiūrėti dar vieno varianto ir net nepatikėsite, koks tai yra variantas. Tai yra Audi. Einam žiūrėti Audi. Papasakok, jinai stovi jau labai ilgai, ne? Jo, čia mano pirma mašina buvo. Aš nusipirkau, gal mėnesį pavažinėjau ir man užkalė motorą. Užkalė? Jo, tada metus laiką tiesiog prastovėjo, jinai ten garaže, niekas ją nedariau. Tai pakeitė variklį? Nu, aš nekeičiau, tiesiog į servizą nuvežiau, sutvarkė, važiavo. Kai pasakei, kad aš nekeičiau, tai toks įspūdis buvo, kad, nu, ta prasme, variklio defektas savaime susitvarkė. Tai kiek jinai dabar laiko realiai stovi? O lapkričio. O čia medvaršių pats prisukai? Buferį, tai jo, čia baubiškai kliudęs. Ragai kokie? Čia pats dėjasi? O, UBR Team lipdukas. Iš kur gavai? Praeitų metų Matsuri. Čia labai kaip įdomiai susukinėta. Esi taip matęs kada nors? Nesi taip matęs, aš irgi taip nesu matęs. O kaip gražu viduj. Gyvenimo mašina. Čia net atrodo, kad ne gyvenimą mačius, o 2 gyvenimus mačius. Nu, ir iš ridas galim pasakyti, panašiai. Pusė lemo. Audiniai, senai audiniai, pusė lemo. Čia 1.9, aišku, ne tas senasis gerasis variklis, truputį kitoks. Bet šitas dar irgi visai važiavo 1.9. Kiek čia pala kilovatų? 7.5? 96. 96, tai čia dar motina mašina. Ne 4 jinai? Ne. Bagažinės raktų tik atsidaro. Šiaip tai atsidarydavo ir atrakinta tiesiog, bet dabar rakuntas jau. A tu su statybom gal kažką dirbi? Jo, biškai dirbam. Todėl įrankis vežiodavo. Laidžiukai kažkokie tai įdomus atvesti. Neoriginalūs ir tokie labai panašus į amžių kaip mano. Pagal išvaizdą. Kablė. Nežinau, aš čia nieką nežodžiausiu. Taip. Čia pažiūrėjom, čia viskas aišku. Čia kažkaip įdomiai. Čia dar turėtų matyti kažkas būti taip plasma.
plasmasiukai neužsideda. Kai jau nusipirkau, taip nebuvo, taip ir nebuvo. Nu ir kas čia gero? Dirželiais kažkas sukabinta. Kodėl čia taip padaryta? Čia, aš kaip suprantu, jau čia ir yra pagrindinė klaida, nes man sakė, kad dėl turbinos gali būti, kad dūmi ir traukos trūkstai. Tai, tipo, per šitą šūdo tepalą, tipo, pjaunat. Bet čia viskas eidavo ant variklio. Vis dapilinėdavo tepalą, kas išspjaudydavo lauk ir viskas. O ką tas žmogus šiaip gyvenime veikia, kuris to parekomendavo tai padaryti? Nu, jis prie mašino kažką dirba? Ne, čia viskas apsitepalavę. O palauk, tai dabar akumas atjungtas, mes jau užkursim? Turėtų šiaip užsivės gerai. Nu, pasiruošęs? Rakto bijo. Nedūmina? Bet labai kažkokie tai pašaliniai garsai yra. Ką čia per garsai? O, prasideda įdomumas. Daugiau biškė? Dar biškė? Dar biškė? Nu, dabar daugiau užmesk. O. Gerai, gesink. Nu, panašu, kad bus turbai, chana. Šeimis lyg ir viskas tvarkoja. Tepalas neatrodo pilkas. Techas palauk, kada pasė? Iki 10 mėnesio 21 dienos. O čia dokumentai kažkur? Jo. Nežinau, ką daryti. Aš esu lengvam šokė ir pasimetęs. Pirmos registracijos data Lietuvoje 2070. Tai automobilis Lietuvoje, nei daug, nei mažai, 17 metų. Dar visai puikiai išsilaikęs, galėčiau sakyti, kaip ir 17 metų. Iš apačios ten yra kažko? O, čia viskas apsitepalavę. Kažkas išlūžė. Esminis klausimas. Kiek tu čia nori gauti? 400, kaip ir sakiau. Nei daug, nei mažai. Ne, aš galvoju, kad mes tiek nepasiūlysim tikrai už ją. Nu ką pasiūlyti? Blemba, matai, kame bairis. Aš nežinau, ar jinai iki Vilniaus davažiuos. Mums iš čia tralas jaučiu porą šimtų kainuos vien tik tai. Aš už ją pasiūlyt galėčiau, bet tu neprivalai ją mums parduoti. Tarp 100–200 eurų, kad mums apsimokėtų ją imti, nes vienintelis geras dalykas, kad pas ją dar techas iki spalio, bet ir tai jau yra trumpai, todėl kad dabar jau beveik birželis, tai 4 mėnesiai liko techo. Į turbiną įlysi tvarkyti, nežinia, kiek dar ko išlys, aš tikėjausi, kad biški kėbulas jos bus gyvesnis, kad ją vertėtų tvarkyti, bet iš to, ką aš matau, koks yra jos stovis. O dievulis net barosi, kad Audi tvariau pirkti. Oi, atsiprašau, čia yra 8 projektas. Tai aš pasiūlyčiau tarp 100 arba 200, arba turiu kitą pasiūlymą tau, tai tiesiog gali susifotkinti automobilį ir įdėti ją į auto.lt. Gal kažkas iš aplinkinių rajonų, žinai, susidomės ją nupirkti. Fotkinės beveik įpusėjau įkelti, bet kažkaip galvoju, Aida, nekelsi, jum parašys. Aišku, tu turi 2 pasirinkimus, arba parduodi mums už tą kainą, ką mes tau siūlom, arba įpusėjai antrą dalį kelio ir įsikeli į aukcioną. Aš tavęs skriausti irgi nenoriu. Gal reikia pabandyti įkelt? Pabandyk įkelt. Jeigu netyčia ar nepavyks parduoti ar kažką, tai aš vis tiek turėsiu atsiųsti tralą. Tu galėsi mums tiesiog parašyti, mes pinigus tau pervesim, susipildysim nuotoliu pirkimo pardavimo sutartį ir tralas ją pasiims. Visio, tai iš karto tiesiu taikiniu jau tą, sukuri nemokamą aukcioną, užsistatai rezervą, kiek 400 nori gauti, ne? Nu jo. Aš manau, kad va taip bus, tik ciuch ir parduosi. O mes kur varom? Į Klaipėdą. Į Klaipėdą. Visio, duok dėdį ranką ir važiuojam. Čiau, sėkmės. Gero kelio. Iki. Esame truputį už Kauno ir už Kauno mes atvažiavom pasižiūrėti BMW X5. Nu ką čia turim? Pilką BMW. Eina saukai. Oi, pilkas Recaro salonas. 100 metų nesidėjau tokiam automobilėje. Atsisėsk, pasėdėsi, aš pasižiūrėsiu vidų ir jeigu kažkokios tai man pagalbos iš tavęs reikės, aš to pasakysiu, gerai? O kas ten? Čia yra perėjimo antgalis, kad užpilti dujas. Kur kuras pilasi, ten padarytas. Ateik parodysiu. A, supratausi. Čia į... O tai centrinis neatidarytas, kodėl kuras neatsidaro? Neatsidar. Va, viskas. Va, Gali parodyti žiūrėk. raktą. Laikyk raktą. Žiūrėk. Va čia va atsisuki šitą kamštuką. Aha, Tada va atimi šitą kamštuką. Užsuki. taip. Va taip. Viskas. Ir tada gali pilt dujas. O kas reiškia dujas? Dujos yra toksai kūras pigus. Su juo galima su benzininė mašina daug pigiau važinėti. Praktiškai gaunasi matyti kaip su 4 Golfu važinėti, ne? Pagal sąnaudas. Labai geras dalykas. Gerai, einam dabar iš eilės. Va, pats gražumas. 10 metų Lietuvoje. Padangėlė žieminės dar visai nieko. Ai, skaudžiai kaip atrodo. Ir kapotas toks pats. BMW ženkliuko nėra. Kažkada apie tokią mašiną
Kiekvienas bernas svajoja. 3 litris. Šitas dalykas labai geras, man labai patinka, kada būna parašyta, kiek eina apiplovimo skysčio, tada žinai, kiek tau reikia įsipilti jo. Tiksliau, kiek tau reikia įsigyti jo. Šitas parniukas irgi, tos durys irgi. O kaip dugnas? Ką aš žinau? Reikės lys žiūrėti. Seniai kurtas? 2 valandas, kaip skambinai pervaravo. O kodėl čia taip radiatorius įdomiai stoja? Kodėl neina? Nu, užsuksiu. Nežinau, o kodėl čia taip padaryta? Ar čia radiatorius yra pasislinkęs biškį? Nes neduoda atsukti aušinimo, kad pasižiūrė. Gal šitas špankės reikia kažkaip? Nieko nesimato. Galim užsukti. Bet kaip įdomiai, taip neturėtų būti įsimatyti pasislinkęs. Tepaliukas viskas. Čikipukė. Čia tepaliukas. Mažokai tepaliuko. Biškį mažiau negu minimumas. Nu, Aronai, kūrėm? Davai. Lipk iš mašinos, kad dabar nieko nepridaryt, kol užkurta. Tegul biškį pašyla. Galėsi biškį pagazuot. Gražus pilkas salonas. Oi, patikrinsiu bagažniką. Tai bagažniką iš kiemo reikia tikrinti, jis jau atidarytas. Va. Matei? Palauk, kaip jisai čia dabar atsidaro. Kaip jisai čia atsidaro? Pamiršau. O, aš galvoju, kad čia lemputė. Čia zapaskė gulė, ne? Galim čia biškį prasivažiuoti? Kur norite važiuoti? Ir į prūdą galiu? Va, o sakė, gali kur nori, prūdą nebegalima. Kaip seniai tokioj mašinų nebuvo. O jis dabar ant dujų? Dabar ant dujų nenori dirbti, ne? Bet tai dabar ant benzo jisai. Dabar ant benzo. Tipo dabar dujas jungia, bet aš nežinau, ar dujų net yra, žinai. Ai, nebepylėt jau? O, visą gestą. Kuriam ant benzo. Negazok nieko, arba perjungs, arba ne. Sakau, važiuojant, aš jį būdavo kartais junginėjų, kartais O perjungia. filtriukus kada keitei paskutinį kartą? Senai. Nėra dujų, reiškia, arba, žinai. Gerai, nemučinam. Visą. Senonai pas ir paprastai žyvinti. Zenonai. Labai matosi, kad automobilis labai ilgą laiką Lietuvoje. Man atrodo, kai man siūlė šitą automobilį, dar sakė, kad jisai ir yra iš Danijos atvarytas, bet man truputį abejonių tai sukelia, todėl kad yra priešrūkas va čia va padarytas. Tai greičiausiai automobilis yra atvarytas iš Amerikos. Reikėtų pasitikrinti, kokios jisai būklės grįžo prieš tai. Mes tai būtinai pasidarysime. Washer full and low. Kažkiek dar matau, bet visi šitie dalykėliai pabėgė. Koks kietas jisai. Kietas ne ta prasme, kad, nu, žiauriai kietas, bet iš pakabos, va, kietas. Nu, Aronai, kaip tau X5? Normaliai. Imtum savo tokį kaip pirmą automobilį. Taip. Kažkas švilpia, viskas atrodo kaip ir ok, tik tai kėblas yra šiek tiek pavargęs. Man atrodo, žmogus nori už jį 2000, aš norėčiau mokėti 1,5. Manau, 1,5 būtų puikiai kaina. Ir mes pasiimtumėm šitą automobilį iš karto. Ieškomės vietos, kur apsisukti galime ir grįžtame į kiemą. Nu, esminis klausimas, aš nepamenu, kiek tu žinori. 2 sakiau. O atiduosi už kiek? O nežinau, čia kaip sakant. Dėrybų klausimas? 1,5? 1,8. Nenoriu brūžinti. Aš tai norėčiau 1,5. Aš biškį dėl rūdžių bijau. Čia važiuoja tikrai gerai. Važiuoja gerai. Tik tai, kad rūdys tos yra. Leisk, aš noriu pažiūrėti apačią. Tepaliuką leidžia kažkaip. Jo, tu rašai, kad tepaliuką leidžia. O čia viskas plasmasėm apdėta ir nieko nepamatysi. O iš kur jis atvarytas? Švedai, jeigu neklystu. O ne Amerika? O kodėl prieš rūkas padarytas? Ten ne prieš rūkus, O- dvaras kažkada stovėjo. Ai, tai tada tikrai švedas. Ką matai? Nu davai, dar čia pažiūrim, ką čia pamatysim. Čia variklis? Nu, čia va matosi. O daug tepalo reikia dapilt? Reikas kiek laiko? Galiu aš padaryti. 2 litrų. Ai, tai čia nedaug. Litriuką gal. Čia praktiškai plytai normalu yra. Nežinau, ką daryti. Norisi ir bijosi. Norisi dėl to, kad X5, o bijosi todėl, kad rūdžių yra. 1,5. Nu tai kiek, sakyk. Tai sakiau 1,8. Daug biški 1,8. Nu kiek nedaug. 1,3 nedaug. Dar pasileisi? Aš irgi pasileisiu. Nu, pasileisti. 1,4. Ne į tą pusę leidęs. 1,6. 1,7. Ta. O tokios dėrybos man patinka. Einam pildyti ir X5 atvažiuoja į Vilnių. Man atrodo, aš turiu problemų. Eina savo. Smagu, gražus penktadienis. Važiavau mėšlo parsivežti, o vakar parsivežti, žodžiu, neturiu nei filmavimo įrangos nieko, bet tiesiog variau pasiimti padangų ir užkaito X-as. Nežinau, gal ventiliatorius neįsijungia ar kas. O, dabar užrakintas.
žodžiu, ten man padangos, pasiėmiau padangos, Hebrytė man sako, pas tave kažkas bėga. Tai pasiėmiau buteliuką vandens, aš taip įsivaizduoju, kad ventiliatorius nesijungia, nes vakar normaliai grįžo iš Kauno mašina, viskas buvo tvarkoj, o šiandien atsitiko štai taip. Tai žodžiu, dabar darysim pirikūpinius laifhakus. Pilsim vandens, jungsim pečių ant maksimumo ir bandysim grįžti visai į kitą miesto galą. Tikiuosi, kad viskas pavyks. Gerkit daugiau vandens. Tikiuosi, man paeis. Šiltas, geras oras, tai matyt bambas irgi ištroška. Panašu, kad pats nebevažiuosiu, todėl kad pilu vandenuką, o jisai kiaurai bėga. Žodžiu, nuotykiai mano šiandien su X5 baigėsi ir mintis į parduoti šiandien irgi pasibaigė. Nu ką, laifhakų matyt pirikūpinių nebus. Kažkas sugalvojo penktadienį prieš piet plyšti, tai mano X-as yra plyšęs. Žodžiu, laukiu traliuko, sėdžiu va savo bordiuriuko ir važiuosim į garažą. Tai X-o šiam pardavime nebus. Tai va, važiuojam į garažą ir pasiaiškinsim, kas iš tikrųjų nutiko. Nu ką, penktadieniniai nuotykiai baigėsi. Šitą vietą važiuojam ramantuotis. Žodžiu, vakar atvažiavau, nupirkau šitą Mersą ir nepavyko nufilmuoti, todėl kad, kaip matėte, kad vakar buvo žiauriai gera diena, žiauriai mano diena, todėl kad sugedo X5, tada, žodžiu, su taksi atvažiavau nupirkti šio automobilio, todėl kad žmogus skubėjo, tai aš labai greit stengiausi viską sutvarkyti, greit padaryti. Sutarėm dėl šio automobilio, kad nupirksime jį už 650 eurų. Tai žodžiu, kaip matote, yra kiti valstybiniai numeriai, žmogus nuvažiavo, persiregistravo šitą automobilį. Ką, mes vakar susipildėm pirkimo pardavimo sutartį, aš jam sumokėjau už mašiną ir grįžęs į garažą pateikiau iš karto pirkimo pardavimo sutartį į regitros puslapį tam, kad persirašytų automobilį ant savęs. Na, o šiandien galvojau šeštadienis, atvažiuosiu prie šitą automobilio, galbūt su kažko jį prasitemsiu iki garažo arba pabandysiu parduoti iš vietos. Bet buvau užvažiavęs nusiplauti automobilį į Sonaxą ir skambina mano automobilio pardavėjas ir sako, Auri, nematau, kad būtų deklaracija kažkokia tai pateikta, kad galėčiau patvirtinti pardavimą. Sakau, palauk. Prisijungiu prie sistemos ir ką aš matau, automobilis yra areštuotas ir negali būti perrašytas. Šihmat, galvoju, nu už ką tau taip vakar. Tai žodžiu, vakar visiškai ne mano diena buvo. X5 gedo, dar ten visokių nesąmonių, net nenorėjau jūsų reikšminti, kad nenurašyti dienos. Ir va, dienos pabaigai nupirktas, areštuotas Mercedesas. Tai žodžiu, su savininku sutarėm taip, kad jisai pirmadienį skambinasi antstoliams, jeigu leidžia automobilį perrašyti, tai persirašom, valio mes jį pasiliekam, jeigu nepavyksta tai padaryti, tai antradienį grąžinam mums pinigus. Tikiuosi, kad automobilio pardavėjas ištesės savo duotą žodį ir viską greit susitvarkysim. Nesmagu, viskas įvyko dėl skubėjimo, norėjau pasitikrinti šitą automobilį per regitros puslapį, bet man nesukėlė jokių dvejonių, nes žmogus pasikeitė valstybinius numerius prieš porą valandų. Tai jeigu automobilis, man atrodo, kad bus areštuotas, tai valstybinių numerių tikrai neleis pakeisti. Tai žodžiu, paskubėjau, nepasitikrinau regitros puslapio automobilio, tai jeigu jūs pirksit automobilį, būtinai jį pasitikrinkit, ar viskas su juo yra gerai, pasitikrinkite jo istoriją, viską, ką įmanoma pasitikrinkit. O jeigu nežinot, kaip tai padaryti, tai grįžęs namo prisijungsiu prie regitros puslapio ir parodysiu jums, kaip tai padaryti. Na ką, mano planai šeštadienį apsivertė aukštyn kojom, važiuoju namo. Grįžau namo. Ir viskas, ko jums reikia, norint įsitikinti, kad transporto priemonė nėra kažkokia tai areštuota, kaip mano atveju, tai reikia tai štai šio dokumento. Tai viskas, ką reikia įvesti, tai dokumento numerį, kėbulo numerį ir valstybinius numerius. Ir kaip matote, paaiškėja kas, kad transporto priemonė yra taikomi apribojimai. Tai va, kaip ir sakiau prieš tai, tikiuosi, kad viskas išsispręs paprastai, arba dingsta areštas, arba grąžinam mums pinigus, o mes grąžinam automobilį ir važiuojam toliau. Na o ką, o dabar važiuojame pirkti 2 automobilių. Atvažiavome apžiūrėti net 2 automobilių. Draugas pasiūlė savo senus darbinius automobilius. Šitas turi dar technikinę. Jo, metai dar kažkur tai. Metai dar technikinė, o šitas? O šitam jau viskas jau. Šitam jau viskas, jam ir šiaip jau viskas. Nu, kaip, žinai, biškį pašpakliuot, biškį papoliruoti ir visai, važiuoja. Aha. Tai viskas paprasta. Jo, pala, pabandysim dar atrakinti ją. Audi raktelis. Audi raktelis, aš žiūriu. Jau daug ką pasakė. Matau, kad čia vos ne kaip nuo 4 Golfo. Šitas atrodo. Rankinėlė. Turbūt nuo A3, nes raktas Audi. Kas čia per detalės? A, čia į komplektą.
Čia dar... Tai aš suprantu, kad į komplektą, bet kam, kad nuo kojas? Nu, Kodėl? šitos mašinos. O čia nais išardyta viskas, kodėl? Na, aš net neatsimenu, žinau, kodėl čia išardyta. Kol ruošia technikiniai sugeda. Ir jinai čia stovėjo labai ilgai. O, žinok jau. Nu, metus jau, žinok. Bet jinai ir neužsivesa, ne? Ai, turėtų užsivesti, žinok, laidus užmesim ir turėtų užsikurti. Čia tai bus jau miręs, žinai. Pažiūrim, kas bus. Šiaip dirba viskas gerai, bet... Oi, ne. Net nenori. Net nenori, ne? Net nenori nieko daryti. Gal šitas užsikurs? Šitas tai ledas, dizeliukas, ką tu nori. Čia Volvo. Aš žinai, ko noriu? Audi R8. Nu, tai žinai, mažai žingsneliais nuo Škodos. Va, nu. Jo, tarp kitko, kalbant apie mažus žingsnelius, Mitsubishi Grandis yra parduotas už 900 eurų. Įvyko toks labai įdomus pardavimas, žmogus paskambino, sako, man reikia darbinės mašinos, pervedė pinigus, tai aš net nemačiau to žmogaus. Net nežinau, ar ta mašina atiduota, bet žodžiu, Grandis yra parduotas. Kol mes buvom Klaipėdoje, Ignas tą dalyką sutvarkė. Palauk, reikia pradžioj gal pasižiūrėti, kas ten po kapotu darosi. Ne, čia ledas, viskas. Tu būtum puikus automobilių pardavėjas. Va. Tai šita, viskas ledas, viskas gerai, kapotas nesilaiko, ne? Laikosi, va. Tu savo, kaip pagalvė čia tai įdomi. O kam čia trosas prie tos pagalvės dar? Tai? Kur? O čia. Nu, taigi čia Volvo, kad variklis neiškristo. Žinai, jeigu pagalvė nuklysta, pam. A, iš tikrųjų, žinai, aš net neįsivaizduoju, kam jisai čia. Nu, va dabar va jau kūrėm viskas. Nu, pasiruošę? Nu, tuo pala pasitrauksiu. Pasitraukit. Nes kai išsitaškys visos pagalvės. Čia, žinok, jinai nemažai laiko stovėjo. Kiek? Nu, savaitgalį. Tipo, kad labai gerai užsikūrė, nori pasakyti? No. Nevesta dar buvo, 2 dienas net. Tai aš prasilėksiu su ją čia ir tuo pačiu apsisuksiu ir tada dar prikursim tą. O palauk, o kumas kur pasė? Bagažinėje kumas. Bagažiniai? O čia nėra nuo ko kažkur? Tai va, aš savo mašiną privarysiu. Na, nu davai. Šitos nekankinsim, žinai, nu, maža kas dar, koks generatorius. Jo. Let's go, test drive daryt. Nesąmonė, nepirkam. Aš galvoju, kad jinai automatas. Koks jinai laivas. Aš geriau šitą paimčiau. Parktronika yra. Muzikytė groja. Volvos visą laiką muzikytė gerai grodavo. Gerai, kad copyrightus negaut. Nu ir ką tu galvoji, jauti kaip maloniai važiuoja? Taip? Sakė taip. Aš nežinau, man gal biški Škoda nepatinka, bet čia yra toks susitarimas, jeigu perki, tai perki 2. Pasiūlė man šitos 2 automobilius. Sygis yra mūsų draugas, pažįstamas, jisai irgi veža automobilius iš Amerikos. Tik jisai vežasi labiau amerikietiškus automobilius. Jis labai daug Challengerių, Mustangų, Dodge Ramų yra padaręs. Sakė, dabar dar Camaro, atrodo, planuoja pirkti. Sygis visą laiką mums padeda, kas yra susijęs su amerikietiškais automobiliais. Sako, nori 2 automobilius, sako, aš su šitais nemoku elgtis. Man tik tai daug amerikietiškas. Ir jisai man pasiūlė šitus 2 automobilius už 900 eurų. Tai aš manau, kad tai yra labai protinga kaina, ypač dar kai pas šitą mašiną yra technikinė. Kiek laiko, toj palauk, metai sakė laiko. Toj dar kai sustosim, pasitiksrinsim, ar tikrai technikinė metams. Nes labai dažnai žmonės sako, metams technikinė, o po to, kai pasižiūri, liko 3 mėnesiai. Ai, blemba, žiemą dar galvojau, kad metai liko. Noriu pažiūrėti, per kiek 100 paima. Laiky kamerą smarkiai. Aš nenorėjau ratų nusukti, bet čia taip netyčia gavosi. Nedarykit, nekartokite to namie, tai buvo atlikta uždaroje trasoje ir suderinta iš anksto su kaskadininkais. Tai aš manau, kad aš jam duosiu tos 900, tik tai reikia susigalvoti, kaip man Škodą parsivežti. Šitą savo Hodų grįž, norėčiau su tokią mašiną po miškus palakstyti. Todėl, kad taip minkštai varo. Tai tarp kitko, kalbant apie Sygį, Sygis mums padės. Jūs trečiadienį pamatysite, pas mus Dodge Grand Caravan jau padarytas, tai padės mums su europinimu to automobilio. Nu ir kaip? Šiaip gerai važiuoja iš tikrųjų. Gerai. Nu einam, kur? Rumsterį. Palauk, čia. Čia minusas. Jeigu metus laiko stovi ir visiškai miręs akumas, tai dar čia biškai reikės ir pasižaisti. Aha. Kas čia tokius laidus atvežė? Tai palaikyk. Nu, bandau. Arba užspaus kartu su kliema. Ne. Kol kas nieko gero. Nerodo nieko? Nieko nerodo. Nėra gyvybės. Koks malonus vairas. Kas šitam vairui buvo nutikę? Kažkoks darbuotojas susinervavęs buvo. Jo?
ir tipo stuktelėjo iš kumščio. O sakai, su dėžiai kažkas nebus, kad jinai pradės važiuoti? Neturėtų pradėti važiuoti, nes Pajudink. O, va, dabar važiuosim. Na, Ne, dar biški lūktilk. A, jinai dizelis? Aš galvoju, kad jinai benzininė. Gali būti, kad pasipilnas bakas dizelio? taip ir yra. O tai gerai, tai ką, laidus, jeigu nuimsi, jinai vapšė nevažiuoja, tipo, ne? Ne, nevažiuoju, tai šiaip tai, ką žinau. Pabandyk atjungti, aš biški gaziuką užmes. Akumui visiškai batai. Nu, viskas aišku. Oho, vairo stiprintuvo nėra. Čia jo nėra iš viso, ar jis neveikia? Dega vairo lemputė. Yra stiprintuvas. Buvo. Ne, nu tai kai važiuosi, tada suktis pradeda normaliai. Tai kad jinai nevažiuoja. Iš tikrųjų, tai žinok, greičiausiai aš taip įsivaizduoju, kad dėžyčiai. Bet tai motoras kaip tau užsivedė šitiek laiko stovėjęs. Variklis tai čia, nu... Ai, dar tiesa, žiūrėk, matai, sparnas yra pažeistas. Nu tai bagažinė, o guli Jo. kitas sparnas. Naujas. O kodėl kulysą tvarkėt? Nu, Ten tipo galvoju, karosai buvo, pati jau, jinai, žinai, tokia buvo tai kulysė. Jinai nupirkta, ją sutvarkysit. Ta prasme, aš negaliu parduoti geros mašinas perikupom ir kad jūs rankų jokių nepridėti. Gali. Ai, galiu. Gali parduoti gerą mašiną už pusę kainos. Tai žinok, jeigu kitą kartą kažką turėsi, tokį normalesnį, tai gali siūlyti. Nes, nu, tokį tai aš nežinau. Bamperis surūdyjęs, aš nežinau, ką čia su tokia mašina ir daryti. Dantis pakeistas, buvo surūdėjęs, čia nuo dančio buvo nutikė. Aš suprantu. Numeriai geri. Nu, kokiam Porsche GTS gerai būtų, bet kaip Romsteriui tai biški per prabangiai. Kiek tu nori už šitas du automobilius? Ai, tu, aš dabar pamiršau, kiek ten mes tarėmės. 900, ne? Ir dar sakai, kažką duosi. Žvyriaus reikia, ne žvyriaus, kaldos. Jie sakė 900 ir dar skaldos duos. Kibiriuką. Jo. Kibiriuką, daug ne. Žiūrėk, kolega jau ir paruošęs tą. Vo. Gerai. Gražą prisidėsi, žinai. Tai būtinai pasiimsiu. Neišmurzink. Svarbu, kad sparno nesulankstyt. Einam pildyti. Šitą gesinu, šitą tralą iškviesiu, kad atvažiuotų pasiimti. Na ką, šiai serijai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad paspaudėte patinka ir ačiū, kad prenumeruojate kanalą. O dar pabaigai pasakysiu, tiksliau padarysim mini serijos pabaigą. Čia yra 4 berods jau serija, ane? 4? Jo, 4 serija ir žinokit, mes turime biudžete likusius 765 eurus ir 3 automobilius. BMW X5, Roomsteris ir Volvo S80. Tai aš manau, kad mes per nepilną mėnesį turim jau kažkur apie 4000. Tai sakykime, Audi R8 lieti ir atlankė jau tikrai gautosi. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito pirmadienio.